Norime to ar nenorime, bet elektromobilių mūsų gatvėse vis daugiau. Natūralu, jie reikalauja ir tam tikros priežiūros. Todėl šiandien kartu su automobilių švaros specialistais pasikalbėsime apie tai, kaip plauti elektromobilius. Ar viskas yra pakankamai įprasta, ar yra vietų, kur geriau savo rankų nekišti. Tikriausiai visi žinome, kad vanduo ir elektra blogas derinys. Tačiau ar plauti elektromobilį gali būti pavojinga ir nesaugu? Jei prižiūrėsime jį įprastai, problemų nekils. Iš esmės, kasdienė priežiūra yra visiškai identiška kaip ir reguliaraus bet kokiu kitų kūrų varomo automobilio. Tik tais dėl tam tikrų techninių niuansų automobilis gali reikalauti papildomą kažkokio tai dėmesio techniniam agregatam plauti arba tam tikrų ertmių plovimui turi būti atliekami visiškai kitokiais veiksmais. Kaip pastebi elektromobiliais prekiaujančios, juos prižiūrinčios ir remontuojančios įmonės Autojut atstovas Paulius Dailidėnas, kol kas praktikoje dar neteko susidurti su tokiais atvejais, kai reikia pagalbos po nesėkmingo plovimo, bet kad taip ir nenutiktų, reikėtų žinoti apie keletą apribojimų, kurie galioja plaunant elektromobilius. Pagrindinis dalykas, nereikėtų naudoti vandens ten, kur yra naudojamas elektros pakrovimo lizdas. Reiškia, plaunant automobilį, jisai turėtų būti atjungtas nuo elektros krovimo stotelės. Krovimo durelės turėtų būti uždarytos, kad vanduo tiesiogiai nepapultų į krovimo lizdą. Lygiai taip pat atliekant einamosius automobilio plovimo darbus, rekomenduotina nenaudoti vandens ten, kur yra ryškiai geltonos oranžinės jungtys, jungiančios automobilio bateriją, elektros motorą ir taip toliau. Ekspertai akcentuoja, kad elektromobiliai sukurti taip, jog jų atsparumas vandeniui būtų kuo didesnis, todėl įprasto plovimo metu ką nors pažeisti rizikos praktiškai nėra. Apskritai elektromobiliai yra šiek tiek išdėstyti kitaip nei vidaus degimo varikliais varomi automobiliai ir kiekvienas gamintojas turi tam tikras technologijas, kur jisai montuoja tam tikrus elektromobilio elementus. Pavyzdžiui, paimkime aukštos įtampos inverterį, kuris yra skirtas automobilio baterijos įkrovimui. Vieni automobiliai jį montuoja priekyje, kiti gamintojai automobilių montuoja juos gale, tai yra pačiam automobilio salone ir natūralu, tai yra vienas iš tų komponentų, į kurį tikrai aukštas slėgio vandens srovė nereikėtų purkšti. Tas galėtų įtakoti, jeigu automobilio baterija buvo ardyta arba nekokybiškai sujungtos jungtis, nes iš principo pats automobilis, elektra varomas automobilis, jis yra pilnai pritaikytas eksploatuoti atšiauriom ir šlapiom sąlygom, ko pasekojo jo visos jo pagrindinės dalys, dedamosios yra pilnai apsaugotos nuo išorės drėgmės poveikio. Tame tarpe ir nuo išorinio vandens patekimo į tam tikrus komponentus, kurie leidžia automobiliui judėti. Automobiliai su vidaus degimo varikliais ir elektromobiliai turi vieną esminį skirtumą. Elektromobiliams nereikia keisti tepalų ar atlikti kitokio aptarnavimo bei remonto, kurio metu gali išsilieti tepalas, todėl natūraliai elektromobiliai yra švaresni. Tačiau kai kuriuose vietose dulkės ir kiti aplinkos nešvarumai vis tiek kaupiasi. Bet ekspertai perspėja patiems geriau nelįsti į tas vietas, kurios sunkiai prieinamos ar kuriuose gali būti pažeidžiamų elementų. Tai geriau patikėti specialistams. Visi gamintojai atitinkamai yra pažymėję elementus, kuriuos galime valyti, kurių negalime valyti. Lygiai taip pat reikėtų suprasti, kad visi elementai, kurie turi ir naudoja elektros energiją, jie turėtų būti apsaugoti. Tai reiškia, negalime ant jų purkšti vandens aukšto slėgio srove, tai yra naudojamos kitos priemonės, drėkinama, valoma šluostėmis, valoma cheminėmis priemonėmis, bet be slėgio. Tai tiesiog yra metodai, kaip galima tą padaryti. Plaunant aukšto slėgio vandens srove reikėtų vengti skalauti jungtis ir laidus, nes dėl stiprios srovės vanduo gali patekti po izoliaciją ir tarpinėmis. Jei taip nutiktų, reikėtų stabtelėti ir nesiimti veiksmų, bandant panaikinti neigiamus padarinius. Jeigu atsitiko taip, kad vanduo papuolė ten, kur jisai neturėtų papulti, rekomendacija specialistų yra kreiptis pas tuos, kas supranta, kaip tą problemą spręsti, nes sprendžiant šitą situaciją savarankiškai, galima turėti daugiau bėdos negu naudos sprendžiant ją nekompetitingom rankom. Tuo metu Algirdas Plečkaitis pastebi, kad kai kurie elektromobiliai turi niuansų, apie kuriuos turėtų žinoti tiek jų savininkai, tiek ir profesionalūs priežiūros specialistai. Gamintojai yra numatę, kad ta baterija turėtų ventiliuotis, nes dėl temperatūros skirtumų joje susidaro kondensatas. Tai, sakykime, tam tikri gamintojai yra vienais metodais išsprendę tą ventiliavimo problemą. Vieni populiariausių gamintojai, galbūt senesnės kartos automobiliai, turi tam tikrą problemą, kad jų baterijos drenažai yra arti slenksčių.
Tai iš esmės tose vietose, kur iš po ratų papuola purvas, jeigu po to vožtuvu papuola kažkiek tai purvo, tas vožtuvas nebeužsidaro sandariai, taip gali tada drėgmė iš aplinkos papulti į vidų. Tai, sakykime, tam tikrų rūšių elektromobilius naudojant Lietuvos rinkoje purvinais keliais, juo labiau važinėjant žvyrkeliais, tai dugną plauti rekomenduoju pakankamai dažnai, kad neturėtumėm su drenažu susijusios problemos. Kasdienė elektromobilių priežiūra ir jų švarinimas praktiškai niekuo nesiskiria nuo įprastų vidaus degimo variklius turinčių automobilių. Kaip ir visais atvejais, svarbu žinoti savo galimybių ribas, o specifinį valymą patikėti tiems, kurie žino niuansus ir turi tinkamas priemones.